Sveikinu, draugai. Tai toliau tyrinėjame senovės pasaulio istoriją. Ir šiandien mūsų laukia nauja senovės istorijos laida apie civilizacijos gimimą. Nuo laukiniškumo iki barbariškumo. Kas buvo iki valstybės atsiradimo. Šioje laidoje pakalbėsime apie pačius seniausius pirmuosius pasaulio miestus, gyvenvietės, jų atsiradimą. Kai žmonės buvo jau ne pirmykščiai laukiniai, medžiotojai, rankiotojai, jau neolito revoliucija, bet dar vos trūksta iki pirmosios pilnavertės valstybės sukūrimo. Kviečiu žiūrėti. Prisiminkime, kad valstybė tai tam tikrų ekonominių pagrindų veikianti kontroliuojanti aplinka. Kai mes prieisime jau išsivysčiusias valstybės, tada pateiksiu dar tikslesnį šio reiškinio apibūdinimą. O kol kas pažvelkime į jį kiek supaprastintai. Prisiminkime, kad tai nėra tikslus apibrėžimas. Tai supaprastintas apibrėžimas. Bet vienaip arba kitaip žmonės juk reikia kažkaip valdyti, jiems vadovauti, ypač kai jų yra daug. Sutikite, kad kai jūs yra 10, tai nesunkiai tarpusavėje susitarsite. Nors kartais, tiesą sakant, ir tai ne visada. Jūsų nereikia kažkaip specialiai valdyti, nes jūsų yra tiesiog per mažai. Protingiausius asmenys vienoje ar kitoje veiklos srityje surasite paprasčiausių asmeninių kontaktų dėka. Tarkime, Onutė geriausia moka megzti virbalais. Todėl, kai mums visiems 10 reiks ką nors numegzti virbalais, tai mes visi jos ir klausysim, nes ji mezgimo ekspertė ir ji mums paaiškins, kaip reikia megzti. O va Tomukas geriausia moka žaisti futbolą, todėl žaidžiant futbolą visi klausysim jo. Visa tai labai paprasta. Na, o jei jūs yra 100, tai tikriausiai irgi sutarsite. Nors gali būti labai sunku, bet sutarsite. Bet kai tik jūsų bus jau koks 1000, tai čia susitarti jums nepavyks niekada. O jei tai bus suaugę žmonės, tai greičiausiai tariantis jie persistengs. Labai greitai gali perėti į muštynės ar nežudynės. Štai kodėl būtinai turi būti kokia nors tam tikra hierarchija, kuri valdytų visą šią konkrečią bendruomenę. Vienokiu ar kitokiu būdu. Kol kas tai nesvarbu. Štai taip turi atsirasti valstybė. Be to, jei jau susitarite, kad štai kol kas turėsime kokį nors lyderį, tarkime vadą, tai vis dėlto dar nėra valstybė. Valstybė yra institucija, kuri veikia iš savęs pati savaime. Tai reiškia, kad ji pati save kaip valstybė pilnai palaiko ir išlaiko. Jei nereikia jokių specialių atskirų susitarimų. Tipo, kad gal dabar laikinai čia truputį valstybę sustabdom, nuo kokiems 2 metams. Valstybė pasibaigs, mes čia savo taip smagiai pagyvensim, o paskui vėl valstybę sukursim iš naujo. Tai nėra valstybė. Ir todėl dažnai mes kalbėsime apie tą plonytę ribą, skiriančią šiuolaikinę valstybišką istoriją nuo iki valstybinės senovės istorijos. Pirmykštis žmogus negalėjo turėti jokios valstybės. Kodėl? Paprasčiausia todėl, kad jis neturėjo perteklinio produkto, kad galėtų išmaitinti kažkokius žmonės, kurie tik vadovautų, valdytų ir daugiau nieko nedarytų. Tačiau jau neolite, kaip įsitikinome praėjusioje laidoje, toks perteklinis produktas atsiranda. Ir žmogui dėl to, kad jis vis daugiau ir daugiau viename konkrečiame plote sukaupia to pridėtinio perteklinio produkto, paprasčiausia reikia kokio nors vadovo, valdytojo, kuris pirma sugalvotų, kur laikyti grūdus, antra, kur ganyti avis, trečia, kas ir kaip mokins karinio pareigimo, kad apsaugotų visą tą draugišką kolektyvą, o taip pat kaip teisingai statyti namus. Ir pagaliau, kaip užtikrinti, kad visi tarpusavyje nesusiginčytų ir nesusipyktų, kad ir vien dėl to, kad kažkas turi daugiau grūdų, o kažkas mažiau. Žmogus, galima sakyti, praktiškai reikalauja kokios nors valdžios. Bet ar jis tai daro iš karto? Ne iš karto. Toli gražu ne iš karto. Nes, net jei pažvelgsime į derlygį į pusmėnulį, kur anksčiausiai perėta prie sėslaus gyvenimo būdo, atsisakant iš esmės medžioklės, rankiojimo, pereinant prie gaminančios ekonomikos, tai yra gyvulininkystės ir žemdirbystės. Net, jei kalbėsime apie šią derlingą sritį, mes vienareikšmiškai pamatysime, kad valstybė ten atsirado toli gražu ne iš karto. Ir tam turime puikus pavyzdžius, kuriuos šiandien ir aptarsime, o būtent seniausius pasaulio miestus. Tai Jerichas, Göbekli Tepe ir Četalhujūkas. Apie Jerichą, arba kitaip Jerichoną, tikriausiai jau girdėjote. Galbūt, jei ne apie patį Jerichą, tai gal girdėjote tokį terminą Jericho trimitai.
Tai terminas iš Biblijos. Kilęs iš to, kad kai Jozuės kariai šturmavo Jerichą, tai jo siena sugriuvo nuo pernelyg garsiai gaudžiančių izraelitų trimitų. Nors, tiesą sakant, tai nebuvo jokių sienų, bet apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, Jerichas. Tai istorinis miestas. Mes jį gerai žinome. Jis yra šiuolaikinėje Palestinos teritorijoje. Atrado jį visai atsitiktinai. Nes archeologai, ne tik kad archeologai, vietiniai gyventojai, seniai jį buvo pavadinę arabiškai. Tiesiog Tel. Tel arabiškai reiškia kalvą. Tačiau paaiškėjo, kad ši kalva, atidžiau pažiūrėjus, yra nenatūralios, o dirbtinės kilmės. Nes žmonės Jericho vietovėje gyveno, pagalvokite, ir dabar dar tebe gyvena. Jei ten gyvena iki šiol, tai vadinasi, jei ten gyvena 12 000 metų. Tai pagalvokite, kiek tai yra ilgai. Kaip žinome, žmogus po savęs palieka gan storą kultūrinį sluoksnį. Apie tai kalbėjome, aptardami archeologiją. O šis kultūrinis sluoksnis derlingajame pusmėnulyje buvo ypač storas. Ten, kur žmonės statėsi būstus iš molio, o moliniai būstai gana greitai sunyko, nes iš pat pradžių jie buvo labai neilgalaikiai. Ir sukrito ant žemės, taip pakeldami žemės paviršių virš savęs. Jei per 100 metų sugriausite bent 20 molinių namų, tai galite įsivaizduoti, koks kiekis molio masės nusės ant paviršiaus, ant kurio jie buvo pastatyti. Taip padengdami tai, kas archeologija vadinama kontinentiniu žemės sluoksniu arba kontinentinė žemės pluta. Tai yra sluoksnį, kuriame žmogus dar negyveno. Tokiu būdu auga kultūrinis sluoksnis. Ir jei taip gyvensite bent 1000 metų, tai gyvensite jau ne lygumoje, o ant kalvos. O jei taip gyvensite 3000 metų, galite įsivaizduoti, kokio dydžio taps ši kalva. Taigi, Jeriche iš pradžių buvo kažkoks tai kaimas, o gal ir keli kaimai, kur žmonės gyveno tose molio šiaudų trobelėse. O paskui jie pradėjo statyti tikrus namus. Ir jų buvo daug, kad jie iš karto užėmė maždaug 1,5 hektaro plotą. Hektaras, primenu, tai 100 ant 100 metrų plotas. Štai šį 150 ant 100 metrų plotą iš pradžių ir užėmė namai Jeriche. Ten, baisiai ankštomis sąlygomis, iš pradžių gyveno nuo 1,5 iki 2000 žmonių, kaip mes galime spręsti, remdamiesi tos vietos urbanistiniais statinių rodikliais. Ir ten, Jeriche, įsivaizduokite, jei pažvelgsime į jo seniausią istoriją, nėra nei vienų rūmų. Tai reiškia, kad ten nebuvo nei vieno itin turtingo, nei vieno, kuris galėtų išsiskirti kaip valdovas. Ten nebuvo karaliaus. Akivaizdu, kad jei ten būtų buvę rūmai, iš karto būtų buvę aišku, kad šitam žmogui ar šitai šeimai visi atiduos tam tikrą savo perteklinio produkto dalį, kad jis juos visus valdytų. Valdytų kariuomenę, juos saugotų ir nurodinėtų, ką ir kaip teisingai daryti. Tokiu būdu, jei visi susimes ir tam vienam žmogui atidavinės savo vienokias ar kitokias materialinės gerybės, tai jis iš karto taps labai turtingas. Ir toks žmogus paprastai turi pavadinimą – karalius. Tačiau jo ten nėra. Net kažko tai panašaus tai nėra. Visi namai yra labai maži. Tai kvadratiniai arba stačiakampiai statiniai. Kažkur tai 5-4 metrų ilgio. Čia daugiausia. Tipo kaip kokios klėtys. Ir tos klėtys pastatytos labai keistai. Turiu omenyje, kad mes net negalime įsivaizduoti tokio dalyko. Mes žinome šiuolaikinius miestus. Išeiname į gatvę ir suprantame, kad čia yra namas, čia yra kitas namas, tarp jų yra gatvė. Jei yra daugiau namų, jie sujungti į kvartalą. Tarp namų yra kiemai ar kiemeliai, dideli ar maži. Tačiau Jeriche viskas buvo visiškai kitaip. Buvo vienas namas, prie jo sienos pristatydavo antrą namą. Prie jo sienos pristatydavo trečią namą. 4, 5, 20 ir taip toliau ir taip toliau. Taip gavosi tarsi tikri bičių koriai, kai tarp namų nebuvo jokių tarpų. Kodėl tai buvo daroma? Na aišku, kad sutaupytų laiko ir energijos. Nes jei jau yra viena siena, tai yra kaimyninio namo siena. Tai kam statyti savo sieną? Tiesiog prie tos sienos pristatysime dar 3 sienas. Ir tai bus jau mūsų nuosavas privatus namelis. Šitą, aš atsiprašau, sakykite, o kaip jūs į lauką planuojate išeiti? Jei jūs pastatėte 4 tokius namus, visus sujungtus vieną su kitu, tai kur durys? Durų čia nepadarysi. Vienintelis išėjimas per stogą. Visas Jericho miesto gyvenimas vyko tik ant stogų. Tai reiškia, kad viduje turėjai pristatomas kopačias, kurias pasistatydavai prie liuko stoge. Užlipdavai į viršų, atidarydavai liuką ir išeidavai į lauką. Tai yra ant stogo. Visame šitame buvo lygiai vienas didelis privalumas. Tai yra, nereikėjo aptverti miesto kokią nors apsauginę tvorą.
Ir štai ateina žmogus iš išorės, tarkime piktadarys, ateina į miestą ir apeina sieną. Nėra jokių durų. Jam tektų lipti viršų, o tai, žinote, kokie 4 metrai. Ir jį ten viršuje jau pasitiks. Beje, šis miesto bendrabutis buvo itin veiksminga gynybinė priemonė. Juk kai vienoje vietoje gyvena bent 2000 žmonių, tai tikriausiai 500 iš jų bus stiprus suaugę vyrai. Ir jie gyvena vienoje vietoje. Jos galima labai greitai visus surinkti. O jei staiga paaiškės, kad pas jūs atėjo kokie nors niekšai, plėšikai ar banditai, na, tai kiek jų bus iš viso? Ar daug tai nebus tepėje? Na, 20 žmonių, na gal 30. Ir štai iš miesto išlenda kokie 500 vyrų. Ir jiems net ginklų nelabai reikia. Kiekvienas iš savo namų pasiims po suolą. Mes tą suolą į plėšiką. Na ir viskas, banditai greitai baigsis. Bus palaidoti po suolų krūva. Taigi, žinoma, pulti tokį miestą buvo labai pavojinga. Todėl matyt niekas to ir nedarė. Taigi nereikėjo ir jokių atskirų specialių apsauginių sienų. Tačiau Jeriche labai ne iš karto, o laikui bėgant, kažkur tikriausiai po 1500 metų, pastatė bokštą. Tas bokštas paslaptingas. Nes vėlgi, esame įpratę matyti visokius viduramžių Europos tvirtovės bokštus. Tai labai storas sienis, kvadratinis, stačiakampis ar apvalus statinys. Aukštas ir tuščiaviduris. Jame yra perdangos, grindys, angos, į jį galima įlipti ir apsiginti, pasinaudojant tomis pačiomis angomis. Čia yra visiškai kitokio tipo bokštas. Tai plytinis monolitas. Jis apvalus ir viduje visiškai užpildytas plytomis. Taigi viduje nėra jokios vietos. Į jį veda keli laipteliai, padarytos durys. Į viršų veda laiptai, labai status, daugiau kaip 45 laipsnių kampu, kur gali užlipti tik vienas žmogus. Šio bokšto galima užlipti į viršutinę platformą. Ji, žinoma, nėra visiškai išlikusi. Viršūnės nėra. Mes nežinome, kas ten buvo viršuje. Greičiausiai tai buvo tai, ką mes dabar pavadintume citadelę. Jei būtų kilęs koks nors rimtas pavojus, žmonės būtų galėję užlipti į to bokšto viršų ir niekas niekada negalėtų ten jų pasiekti. Nes vieną žmogų, o daugiau ten ant laiptų netilptų, kuris liptų į viršų, išlaužęs duris, tais laiptais, nublokštų koks nors rąstas ar plyta ir jis, kaip koks ridulys, visais tais laiptais žemyn ir nudardėtų. Taigi, tai labai patogu gynybai. Yra ir kita versija, kad tai yra kažkokia ritualinė kultinė konstrukcija. Turiu omenyje, paprasčiau sakant, šventikla. Toks variantas taip pat visai galimas, nes toks bokštas yra per mažas citadeliai. Jame negalės tilpti visi arba bent jau didelė dalis miesto gyventojų. Bent jau ne iš to, ką matome dabar. Galbūt šventikla, galbūt citadelė. Šis bokštas prastovėjo šimtmečius, kol galiausiai jis visiškai neapaugo kultūriniu sluoksniu. Ar galite įsivaizduoti? Didžiulis bokštas tarsi tvirtovė ir jį visiškai pasiglemžė kultūrinis sluoksnis. Taip, kad žmonės jau ėmė statyti savo namus virš jo. Štai taip gyveno Jericho miestas. Beje, kai Jozuės legendos laikais ten atvyko izraelitai ir neva sugriovė sienas, tai jie negalėjo sugriauti Jericho sienų, nes Jerichas niekada neturėjo sienų. Turiu omenyje, ten nebuvo ką griauti, nes ten nebuvo jokios tvirtovės kaip tokios. Archeologija apie tai pasisako vienareikšmiškai. Na ir Jericho archeologiniai kasinėjimai – tai nuostabi kelionė į tūkstantmečių gelmes. Ir ši kelionė vis dar slepia daug įdomių dalykų. Kodėl? Todėl, kad nepaisant daugelį dešimtmečių trukusių kasinėjimų, Jerichas ištyrinėtas, na gal kokia 10%. Turiu omenyje, kad ten reikia vis dar kasti ir kasti. Ir jei kalbame apie ribą tarp barbarizmo ir tikrosios civilizacijos laikų, tai yra apie 3-2 tūkstančius metų prieš Kristų, tuo metu Jeriche gyveno ne 2000 žmonių, bet kur kas daugiau, galbūt net iki 10 000 žmonių. Tai tiesiog milžiniškas tiems laikams žmonių kiekis. Tačiau Jerichas nėra toks vienintelis. Nors ilgą laiką buvo manoma, kad matyt nėra kitų tokių panašių miestų, kad tai kažkas išskirtinio unikalaus. Kodėl unikalaus? Leiskite priminti. Pagalvokite, yra miestas, didelis miestas. Nėra karaliaus, nėra vyriausio šventiko, jokio turtinio gyventojų pasiskirstimo, susisluoksniavimo. Turiu omenyje jokių klasių. Visi namai vienodi ir visi jie gana skurdus. Ir kažkaip jie visi sugyvena kartu. Tai nuostabu. Taip, yra miestas, bet ne, dar nėra valstybė pilnąja to žodžio prasme.
Visi manė, kad reiškinys yra unikalus, bet 60-aisiais buvo atrastas miestas Turkijoje, kuris dabar yra vietovėje vadinamoje Çatalhöyük. Çatalhöyük taip pat yra labai senas miestas. Jo amžius turbūt siekia 7400 metų iki mūsų eros, arba bent jau daugiau nei 7000 metų iki mūsų eros. Taigi, jei žmonės ten ir toliau gyventų iki šių dienų, tai jiem būtų kokie 9000 metų, truputį daugiau, kas, sutikime, yra tikrai didžiulis laiko tarpas. Çatalhöyük klestėjo maždaug nuo 7000 iki 5000 metų iki mūsų eros, kol buvo apleistas. Turbūt tai buvo susiję dėl klimatinių sąlygų pokyčio, atšalimo. Vadinasi, žmonės ten gyveno 2000 metų ir matyt paskui jį paliko. Çatalhöyük taip pat yra labai įdomus miestas. Çatalhöyük įdomus tuo, kad daugelio pastatų, kurie yra šio miesto dalis, viduje yra kažkokių piešinių. Paveikslai, atvirai sakant, kartais gąsdinantis. Kažkur tai apie 40% namų viduje ant sienų nutapyti kokie nors paveikslai. Tokius namus dabar priimta vadinti labai sąlyginai šventovėmis arba šventyklomis. Tačiau sutikite, kad būtų labai keistai, jei 40% namų mieste būtų šventyklos. Tai kur tada gyventų žmonės? Štai kur klausimas. Ne, greičiausiai, žinoma, tai buvo tiesiog religiniai paveikslai, bet asmeniniai paveikslai, personaliniai religiniai paveikslai. Tai yra nepriskirti vienai ar kitai visuomeninio pobūdžio ritualiniai praktikai. Tai ne šventykla, į kurią eitų visi. Tai tavo asmeninis būstas, kuris ir išpaišytas tam tikrais religiniais paveikslais. Kokie jie yra? Pirma, tai paveikslai vaizduojantys žmonės, kovojančius su didžiuliais gyvūnais. Pavyzdžiui, maži žmonės kovoja su didžiuliu elniu. Be to, elnio dydis taip perdėtas ir išpūstas, kad net nesuprantama, kaip žmonės gali su ginklais artintis prie tokio milžiniško, gigantiško, kelis kartus už dramblį didesnio žvėries, nes jo įveikti neįmanoma. Taip pat yra šernabulis. Tai yra kažkoks toks padaras, savo kontūrais panašus į šerną, bet su didžiuliais jaučių ragais. Lygiai taip pat apsuptas mažų žmogeliukų. Ir yra didžiuliai paukščiai, kurie nukanda žmonėms galvas. Turiu omeny, ant sienos krenta nupieštas paukštis, labai baisus, o po juo kažkur po snapu yra žmogaus figūra, be galvos. Ir tai nėra atsitiktinis vaizdas. Tokių yra daug. Vadinasi, buvo sąmoningai nupiešta, kad paukštis skrenda ir nukanda žmogui galvą. Matyt, tai buvo susiję su perlaidimo praktika. Kaip po žmogaus pirties, pirmiausiai kaulai buvo atidedami paukščios maitvanagiams. Jie suvalgydavo visą mėsą, o po to kaulai buvo užkasami. Galbūt buvo taip, o galbūt ir kitaip. Bet kuriuo atveju panašu, kad tai buvo griežta religinė praktika. Tai yra praktika susijusi su dvasių iš kito pasaulio garbinimu. Ten pat Çatalhöyük'e buvo rastas, tiesą sakant, neįprastas žmonių laidojimo būdas. Nes mes, gyvendami šiuolaikiname mieste, vienareikšmiškai esame pripratę prie to, kad kai miršta artimas žmogus, visiems būna labai liūdna. Tada jis nuvežamas į specialias kapines ir ten palaidojamas. Bet šie žmonės elgiasi, tiesą sakant, labai neįprastai. Tarkime, mirė artimas žmogus. Esu tikras, kad visi labai liūdėjo. Tada jie jį užkasdavo ne kapinėse, o jo paties namuose. Namo kampe buvo iškasama maždaug 1,5–2 metrų gylio duobė, kurioje mirusysis buvo paguldomas embriono pozoje. Tai yra ant šono. Taip jį ten ir palikdavo. Mums tai atrodo kaip visiškas siaubas. Kaip galima gyventi namuose su numirėliu? Be to, galų gale tai tiesiog labai nehigieniška, nes tuoj pradės išsiskirti ptomainai ir irstančio lavono toksinai. Jie gali pradėti sklisti į namus ir jūs tiesiog visi ten susirgsite. Bet ne, matyt, senovinio žmogaus tai nesustabdė, nes jau kartą apie tai kalbėjome. Gilios senovės žmogui nebuvo jokio skirtumo tarp mirusio ir gyvo žmogaus, nes tai vis tiek giminaitis. Taip, jis užmigo amžinai, bet tai nereiškia, kad jis jau nebėra giminaitis. Jis visada gyveno šiuose namuose. Ir jis toliau čia gyvens. Nes niekas netikėjo, kad žmogus tikrai mirė ir jo tiesiog nebeliko. Visi buvo visiškai tikri, įsitikinę, kad giminaitis liko gyvas, tik kažkokiu nematom pavidalu. Tai reiškia, kad jo tiesiog nematyti. Bet jis tikrai yra. Jeriche tuo pačiu metu žmonės taikė irgi labai įdomią praktiką. Jie paimdavo mirusio kaukolę, nutraukdavo jos viršutinę dalį, tai yra apatinį žandikalį palikdavo, o paimdavo tik viršutinę kaukolės dalį.
Viskas, kas likdavo žemiau apatinio žandikaulio, buvo palaidojama atgal. Pasilikdavo tik likusią galvą be žandikaulio ir iš molio po jie nulipdydavo žandikaulio kopiją, taip kaip žmogus atrodė, kol buvo gyvas. Iš molio buvo nulipdyta nosis, o kaip akis įstatydavo kriauklės. Ir štai tokį dalyką eksponuodavo atskirai. Buvo atskiros brangiųjų giminaičių kaukolių parodos, kurios be viso to yra ne tik kaukolės, bet ir užbaigtos iki visavertės galvos. Taip iš molio, taip grubiai, bet bent jau aišku, kad tai senelis Antanas, o tai senelis Jeronimas. Na ar kaip tai nes tada Jeriche vadindavo? Nežinau. Vadinasi, bet kurią sekundę galėjai prieiti ir pasišnekėti su vyresniu giminaičiu, kuris yra vyresnis, vadinasi ir protingesnis. Čatalhjukas yra Turkijoje, o Jerichas savaime aišku Palestinoje. Na ir trečias miestas, kurį reikia šiandien paminėti, kalbant apie tai, kasgi buvo tarp laukiniškumo ir barbariškumo. Tai yra Göbekli Tepe. Göbekli Tepe yra aukštutinėje Mesopotamijoje. Tai yra viršutinėje, tarp Tigro ir Eufrato upių. Ten šiaurėje taip pat dabartinės Turkijos teritorijoje. Štai Göbekli Tepe iš tiesų yra tikrai nuostabi vieta, nes ten, kur yra Göbekli Tepe gyvenvietė, šiaip tai niekas neauga. Ji įsikūrusi ant labai nederlingų akmenuotų kalvų. Norint ten patekti, pirmiausia reikia ten įkopti, o ten lipti visiškai nenaudinga, nes būtent ten iki dabar tiesiog niekas neauga. Ir dar daugiau, ten niekas ir neišauks. Lygiai taip pat buvo ir senovėje. Na, maždaug 7000 metų prieš mūsų erą. Taip, ten yra vietos avininkystei, o plačiaja prasme gyvulininkystei. Ir kažką auginti, bet tam reiktų nueiti ilgą kelią. O ant kalvų, akmenuotų kalvų, niekas neaugs. Prie viso to, kai 1995 metais Vokietijos archeologijos institutas pasiuntė ekspediciją į Göbekli Tepe ir atkasė bent dalį pastatų, tai buvo tikras šokas, nes visi šie statiniai visiškai neturėjo nieko bendro su asmeniniu naudojimo pastatais. Visi jie buvo tiesiog šventyklos, tik kulto pastatai. Tai yra žmonės, neaišku kodėl, įdėjo netikėtinai daug pastangų, kad pastatytų iš akmenų, ant kalvų, tiesiai šviesiai sakant, nelabai mažus akmeninius statinius, šventyklas, kurių neįmanoma panaudoti jokiam pragmatiškam tikslui. Be to, kaip šių šventyklų dalis yra stelos, pagamintos iš gana didelių klindės akmenų blokų. 3,5 metro aukščio, maždaug tų formos ir sveriančios nuo 2,5 iki 3 tonų. Karjeras yra už 500–600 metrų nuo artimiausios šventyklos. Vadinasi, šios 2–3 tonas sveriančius blokus kažkas turėjo nešti pusę kilometro į kalną. Akivaizdu, kad prie to prisidėjo šimtai žmonių. Tai reiškia, kad šimtai žmonių tuo metu, kai statė, neužsiėmė ūkiniais darbais. O tai reiškia, kad jie turėjo pakankamai maisto produktų, jautėsi pakankamai saugiai. Ir jie įdėjo milžiniškas pastangas, kad pakeltų šias stelas ir pastatytų jas vertikaliai, ant kažkokios kalvos. Tada viską aptvertų sieną ir matyt uždėtų stogą ant viršaus. Kas yra šios stelos? Iš pradžių niekas niekaip negalėjo suprasti, kas iš viso čia tokie per daiktai. Kodėl tai raidė? Forma tiesiog nepatogi. Nes priešingai, gerai yra tada, kai apačioje yra sunkus akmuo, o viršuje kas nors lengvesnio. Tačiau, kai archeologai pradėjo jas valyti ir atidžiau apžiūrinėti, rado keistų dalykų. Ant kai kurių stelų šonų buvo nupiešti gyvūnai. Ištisas neolitinis zoologijos sodas. Čia yra ir paukščių, ir plėšriųjų gyvūnų, jaučių, avių ir šernų, o ant kai kurių kitų stelų šonuose išraižytos rankos, kurios ant pilvo sudėta štai taip. Pusiau sulenkta ranka, kuri siekia pilvą. Tokiu būdu žmonės suprato, kad tai raidės viršūnė yra galva. Ir visa tai iš tikrųjų yra milžiniškos žmonių figūros, kurios kaip ir apima savyje, pavyzdžiui, gyvūnų atvaizdus. Taigi gyvūnas aiškiai pavaldus žmogui, nes gyvūnas vaizduojamas ant žmogaus, o ne atvirkščiai. Taip yra, net jei nėra nupieštos rankos ir kojos. Pasikartosiu, daug kur taip yra, bet tai neabejotinai žmogaus figūra. Tik kažkaip labai keistai ir grotesiškai pavaizduota, atsukta į mus plokščiaja puse. Todėl veido mes niekaip nepamatysim. Šone pamatysime ant pilvo sudėtas rankas. Nors vis dar galimai neaišku, ar iš tikrųjų taip ir yra. Stelos vaizduoja žmonės. Tačiau mes randame kitą, labai su to susijusią stelą. Ji iš tikrųjų yra stebėtinai įdomi, kur vienareikšmiškai tiesiogiai atvaizduotas žmogus, su visomis detalėmis. Ir prie viso kito labai įdomi atvaizduotas.
Ten yra viršutinė T raidės dalis, ant kurios bandyti iškalti kažką panašaus į galvą. Iš tikrųjų, gavosi labiau panašu į svetimą iš to pačio garsaus siaubo filmo. Bet vis dėlto. O šone pavaizduotas dar vienas žmogus, nedidelis. Turbūt atvaizduotas stovintis suaugęs žmogus, o šalia stovi vaikas, kuris yra perpus mažesnis. Arba tai ne vaikas, arba tai pavaizduotas didelis dievas, kuris tokiu būdu sutalpina savyje paprastą mažą žmogų. Žemišką žmogų, iš mėsos ir kaulų. Žodžiu, iš to, kas vadinama kūnu. Lyg tai dievas savyje įtraukia žmogų. Laikui bėgant žmonės ėmėsi kurti ir Göbekli Tepe. Atsirado gyvenviečių, tikrai nedidelių, kur žmonės jau gali gyventi. Tačiau vis dar yra ir gana didelių šventyklų. Jei persikelsime į Europą, toli nuo derlingo pusmėnulio, į Stonehenge, Škotijoje, kurį jau apžvelgėme, apie kurį jau kalbėjome anksčiau laidoje apie senovės meną. Pamatysime taip pat labai panašios paskirties ir tiesą sakant labai keisto dizaino konstrukciją. Tai du žiedai sudaryti iš apverstos U raidės formos figūrų, arkų, pagaminti iš labai didelių ir sunkių akmenų. Išorinis perimetras palyginti nedidelis. Jis pastebimai aukštesnis už žmogų, bet vis tiek mažas, palyginti su didžiulėmis tokios pat U formos akmeninėmis arkomis išdėstytomis vidinėme rate. Tai buvo šventovė. Ji orientuota taip, kad saulė pakilus per vieną iš arkų neabejotinai praeis saulės šviesos spindulys. Tiesiai per ją. Pasak senovės žmonių, tai turėjo būti labai gražu. Ir iš tiesų, tai daro įspūdį ir šiandien. Akivaizdu, kad ten buvo laidojama. Ir ten randama daug palaidojimų. Visokių rūšių. Ir dabar mokslas jau taip toli pažengė, kad jei pas mirusį žmogų iškliko dantis, nukrapščius dantų emalį ir analizuodami šio emalio sudėtį, galima tiksliai nustatyti, kur žmogus gimė ir kur jis gyveno. Tai štai, visai neseniai Stonehenge buvo rastas palaidotas žmogus, kuris gyveno Šveicarijoje. Taigi, jis kilęs iš Šveicarijos. Atvyko į Škotiją, būdamas labai senas ir labai ligotas, numirti. Matyt, ši šventykla Škotijoje buvo labai plačiai išgarsėjus. Maždaug 3000 metų iki mūsų eros, kai žmonės neturėjo interneto, neturėjo televizijos, jokio radijo, jokių laikraščių, bet jie girdėjo gandus apie šią didelę šventyklą. Ir jie keliavo ten, perplaukė Lamanšo sąsiaurį, ėjo pėsčiomis į Škotiją, kad užbaigtų savo dienas tokioje garsioje šventovėje. Ten yra žmonių ne tik iš tolimosios Šveicarijos, yra žmonių atvykusių numirti iš visos Europos. Ir štai visai neseniai, per dar vieną archeologinių kasinėjimų seriją, kurios ten vyksta reguliariai, netoliuose buvo rastas toks pat Stonehenge'as, kuris tiesioginė prasme buvo pastatytas visiškai toks pat, tik buvo padarytas ne iš akmens, o iš medžio. Tai reiškia, kad iš tikrųjų kaiminystėje buvo bent jau 2 Stonehenge'ai. Medinis akivaizdžiai supuvęs ir visiškai išnykęs. Iš jo liko tik keli archeologiniai pėdsakai. Akmeninis, aišku, jis stovi jau 1000 metų ir dar 1000 metų stovės. Bet šalia jo buvo medinis. Matyt, akmeninis buvo naudojamas svarbiems ritualams, o medinis kasdienėms apeigoms, kaip reikalaujantis mažiau energijos, nes jį pastatyti buvo daug lengviau atnaujinti ir taip toliau. Štai kas stovėjo tarp laukiniškumo ir barbariškumo, tarp valstybės nebuvimo ir valstybės pradžios. Aišku, kad visa tai galėjo egzistuoti tik kurį laiką, nes kai tik susikuria tūkstantinė kartu gyvenanti bendruomenė vienoje vietoje, kai tik atsiranda dar vienas neolito revoliucijos pėdsakas – atsargų kaupimas. Atsargų kaupimas lemia, kad kai kurie žmonės neabejotinai tampa turtingi, kai kurie žmonės taps vargšais. Taigi atsiranda bendruomenės turtinis išsisluoksniavimas. Na, o nuo turtinio išsisluoksniavimo iki realios valstybės atsiradimo jau lieka tik vienas žingsnis. Apie tai, kaip Žemės planetoje pirmą kartą atsiranda valstybės, matyt senovės Mesopotamijoje. Apie tai pakalbėsime jau po sekančios laidos. O štai sekančioje laidoje pakalbėsime apie rašto išradimą. Brangus draugai, jei patinka tai, ką darau, kviečiu tapti mano kanalo rėmėju ir prisidėti prie kanalo išlaikymo. Kanalo rėmėjai turi galimybę iš anksto pamatyti mano laidas ir gauti prieigą prie skirtinio turinio. Nuorodą į paramos platformą surasite apačioje aprašyme. Arba adresas ir QR kodas matomas čia. Ačiū, kad remiate. Jei patiko ši laida, nepamirškite paspausti nykštį viršų ir parašyti komentarą. Būtinai išprenumeruokite mano kanalą, nes prenumeratorių skaičius man labai svarbus. Ačiū, kad žiūrėjote. Atsisveikinu iki kitos laidos.